Turime štai tokį logaritminį uždavinį iš 2015 metų valstybinio egzamino. Duotas reiškinys ir pirmasis punktas 20.1 reikia parodyti, kad šio reiškinio apibrėžimo sritis yra intervalas nuo 1,25 iki plus begalybės. Reiškinys yra logaritmas pagrindu nuo 0,2 2x plus 3 plus logaritmas pagrindu 0,2 4x minus 5. Pagal logaritmo taisyklę žinom, kad šitie reiškiniai jie turi būti didesni negu 0. Vadinasi, 2x plus 3 daugiau už 0 ir 4x minus 5 daugiau už 0. Tai čia išsisprendžia 2x daugiau už minus 3, x daugiau už minus 1,5. Iš čia išsisprendžia 4x daugiau už 5, x daugiau už 1,25. Vadinasi, turime intervalą apskritimai ties minus 1,5 ir 1,25. Mums reikia daugiau. Vadinasi, šituose abiejose intervaluose tinka intervalas x priklauso nuo 1,25 iki begalybės. Antroji dalis. Reikia išspręsti štai tokią nelygybę, vadinasi, šitą reiškinį ir jo suma yra daugiau arba lygu logaritmui 0,2 pagrindų 13. 0,22x plus 3 plus logaritmas pagrindu 0,2 4x minus 5. Ir visa tai yra daugiau arba lygu logaritmas pagrindu 0,2 13. Galima pradėti spręsti nuo tos savybės, kad jeigu pridedam logaritmus su tuo pačiu pagrindu, tai galima šitus reiškinius sudauginti po vieno logaritmo, vadinasi logaritmas 0,2, 2x plus 3 kart 4x minus 5 yra daugiau lygu logaritmui 0,2 13. Na ir dabar, aišku, reikia atsiskliausti. Gausime 8x kvadratą minus 10x plus 12x minus 15 daugiau lygu logaritmui 0,2 pagrindų 13. Panašius narius minus 10x plus 2x yra 2x, tai 8x kvadratu plus 2x minus 15 yra daugiau arba lygu logaritmas 0,2 13. Na ir ką čia? Toliau reiktų, pastebėti, gerai, pagrindai yra tokie patys, reikia daugiau arba lygų, vadinasi tiesiog parašyti 8x kvadratu plus 2x minus 15 daugiau lygu 13. Bet taip nebūtų teisinga dėl to, nes logaritmo pagrindai yra mažesni už vienetą. Ką tai reiškia? Jeigu grįšime štai čia, pačią pradžią. Kadangi logaritmo pagrindas yra mažiau už vieną, vadinasi, kuo didesnis bus šitas ir šitas reiškinys, kuo jie bus didesni, tuo atsakymas bus mažesnis. Vadinasi, tas 20-asias turėsime kelt dideliu neigiamu laipsniu, kad gauti didelį reiškinį štai čia. Jeigu logaritmo pagrindas būtų didesnis už vieną, tada taip, tada būtų tiesiog galima rašyti, kad šitas reiškinys yra daugiau lygu 13, viskas. Bet kadangi logaritmo pagrindas yra mažesnis už vienetą, reikia tiesiog apversti šitą ženklą, vadinasi mažiau arba lygu 13, o čia 8x kvadratu plus 2x minus 15. Galima persikelt, gaunam 8x kvadratu plus 2x minus 28, mažiau lygu 0, pasidalinam iš 2,
gaunam 4x kvadratu plus x minus 14 yra mažiau lygu 0. Na ir dabar reikėtų tiesiog visą mūsų šitą kvadratinį lygtį išsiskaidyti kaip daugybą. Tai reiškia, reikia rasti x, kai lygu 0. Galima diskriminantų pagalba, žinoma. Diskriminantas būtų 1 minus 4 kart 4 16 kart 14. 16 kart 14 yra 224, vadinasi minus 224, gausim 225, šaknį traukiam, gaunam 15, x1 bus lygu minus 1 minus 15 padalinta iš 2 kart 4, tai iš 8, kas bus minus 2, x2 bus lygu minus 1 plus 15 padalinta 8, iš 8 gausim 14 aštuntųjų arba 7 ketvirtasis. Vadinasi, jeigu išsiskaidytumėm, tai gautum 4, x minus minus 2 bus plus 2 ir x minus 7 ketvirtosios yra daug mažiau lygu 0. Taip. Na ir čia, kad taip išskaidyti, reikia prisiminti, kad jeigu yra ax kvadratu plus b plus minus bx plus minus c, tai kai gauname x reikšmes su diskriminantu, tai užrašyti galima kai a x minus x1, x minus x2. Svarbiausia nepamiršti a išsikelti į priekį. Būtent tai čia ir padarėm. Ir dabar reikia rasti nulius. Tai iš pirmo būtų x plus 2 lygu 0. Tai x lygu minus 2. Vadinasi, x lygu minus 2 bus vienas šito viso reiškinio 0. Ir x minus 7 ketvirtosios lygu 0, tai x lygus 7 ketvirtosios. Skaičių tiesiai galima pasižymėti. Turime x yra lygu minus 2 ir x lygu 7 ketvirtosios. 7 ketvirtosios tai yra 1,75, jeigu taip paprašiau. Ir taip, mums reikia reikšmių, x reikšmių, su kuriom visas šitas reiškinys yra mažiau arba lygu 0. Tai ką galima padaryti? Galima paimti iš bet kurio iš šito intervalo ir paimti kažkokį skaičių. Nu, sakykime, čia turim 1,75, tai paimam 1 į dešinę, paimam 2. Jeigu čia įsistatome 2, gauname 4 kart 4 ir 2 minus 1,75 bus 0,25. Vadinasi, visas šitas reiškinys, kai x lygu 2, bus didesnis už 0. Didesnis už 0, galima uždėti čia vat pliusą. Vadinasi, netinka. Kad didesnis už 0 netinka, mums reikia mažiau arba lygų. Ir čia dar vienas dalykas, jeigu mes turime, sakykime, kažkokį reiškinį ir jis ten yra mažiau lygu 0, jeigu šitie skliaustai yra nelyginių laipsnių, pirmuoju, trečiuoju ar taip toliau, tai susižymėję skaičių tiesiai nulius jų ir patikrinę vieną intervalą, galima nustatyti, kokie bus kiti intervalai. Vadinasi, eina taip, jeigu šitam intervalė nuo 1,75 yra daugiau už 0, vadinasi, šitam intervalė bus mažiau už 0 ir sekančiam intervalė bus vėl daugiau už 0. Taip ir eina plius, minus, plus. Ir mums reikia būtent va šitos dalies, kai yra mažiau arba lygu 0. Vadinasi, mažiau arba lygu 0 yra intervale nuo minus 2 iki 7 ketvirtųjų arba iškart parašysiu 1,75.
Ir dauguma paliktų taip kaip atsakymą. Nu gal ne dauguma, bet tikrai kai kurie paliktų tai kaip atsakymą. Bet reikia nepamiršti, kad pirmoji daly mes paskaičiavome, kokie gali būti x iš viso. Ir mes gavome, kad x gali būti intervale nuo 1,25 iki begalybės. Vadinasi, sujungus šitus intervalus, mes gausime, kad mums netiks visi skaičiai iki 1,25 ir čia toliau šita reikšmė tinka 1,75 uždari skliaustai. Štai čia yra atsakymas.